Girginti jis akių ir nelabai ir gali, nes jis neskystis, tik tai per pačias blakstienas ir odą. Tas yra faina. Nes kitų valiklių gali ten paspausti, tą vatytę išbėga, patekti kažkaip tai. Sviestelis jis, neįprastas toks, žadėjo pagaminti mažesniam talpom, kaip klientai, tai beproto ilgai naudojasi tas indelis. Čia tipo hidrofilinis aliejus? Ne, jis... Kaip? Kaip sviestas, o pagal sudėtį... Aš tai su hidrofilinį gal. Dimetikonė. Riebalai išsikoli. Vaškas, cera, mikrokristalinis vaškas. Glicerinas, pantenolis, biotino tripeptidas, nes stiprina blakstienas, nu, žodžiu. Bet šiaip tai tiesiog riebalai tokie, tai aš dar trupučiuką pažiūrėsiu, kiek aš čia nuvaliau. Negraužia, negi? Marinai niekas negraužia. Ne, Marinai? Čia jau ne tušas, o daugiau šešėlių, bet šiaip gerai, vat nuvalė. Ai, tai tada rūžavas. Ai, čia skaistalai. Skaistalais biški. Nes tušas tai nusivalė, čia aš dar išplačiau iš paakių. Tai taip, rožinis. Tai gerai nuvalė, nes tušo žymiau ir nėra, o čia daugiau aš jau nuo skrostukų kiek, tai vat įmanoma ir jo. Taip, odai nuplauti bus... gelis, putojantis balanso, bet šiaip nurodo mišriai riebiai odai, sakau, sausai odai jis yra puikus. Čia gal parodyti, tai tikrai labai fainas ir jo tokia konsistencija, galite pažiūrėti kaip aliejus. Ir užsiputoja, galima tą principą, jeigu patinka maišyti indelyje į putas su vandeniu, galima tiesiai ant odos irgi emulguojasi, bet maišant induke gaunasi irgi vat, putos. Taip, ant sausos odos, galima pradėti ant sausos odos masažuoti, dar šlapini rankas, emulguojasi, putoja ir gražiai. O jeigu maišant indelyje, gaunasi ir geros putos, man aš kažkaip jau kai ir su Exceptional milteliais, Klinikiero tas prausiklis, toks uždėjimas kažkaip patinka ir prausiklio nedaug reikia. Maloniai, labai maloniai kvepia. Šitose procedūrose nebus toniko, bet aš buvau atsinešusi 2 variantus ir tarpe procedūrų, jeigu būtų rūgštinis protokolas, yra terminis vanduo. Galima tarpuose purkšti, tai vat šitą galite ir pažiūrėti. Arba tonikas, irgi toks pat vat 0,5 litro. Tai yra, bet mums šitoj procedūroje toniko kaip ir nebus. Galėčiau prieš rūgštis gal, bet čia jau nuriebalinimas bus. Ir nebuvo išskirtas kaip tonikas toks etapas. Jo, tokios fainos putos, liudumo yra. O kur čia vienas gabaliukas? Silvertas turi labai tikrai fainų produktų. Aš galvojau šiandien gal pakalbėti ir apie keramidų kapsulės. Yra 2 rūšių, tikrai populiarus produktas. Ir kitų gamintojų rinkoje yra tokio tipo su keramidais. Tai Silvertas turi 2 rūšis ampulių. Abi keramidinės, serumai kapsuliuoti, kaip mes vadinam, žuvytės. Tokios kapsulės. Ta dozė vienkartinė.
po kiek ten, po 1 gal mililitrą gaunasi. Tai yra keramidinės žuvytės tos kapsulės su retinoliu kapsuliuotu ir yra su splenduro su niacinamidu hialuronu. Tokia linija drėkinanti, plump efektui. Va, čia. Tai šiaip yra ir mėginukų, jeigu nebandė. Galit paprašyti ofise pasibandyti. Klientui fasuojamos po 60 kapsulių į kremo tokį indelį. Labai fainas dalykas, pat šituo sezonu pastiprint barjerui, nes keramidai greitai atkuria, tai jeigu intensyvesnės, aš gal toniko prašosi, noriu toniko, tai galiu čia pabaigti tą plovimą. Tai intensyvesnės būtų kapsulės su retinolio ten net 5%, bet kapsuliuoto. Sausai odai labai gerai. Čia iš klientinio paėmiau gal truputį intensyvesnės. Taip, tada šitos iš šoną. Kai seminare, tai reikia susivokti, ką darai. Aš esu pasiruošusi 2 rūgštis, reikės dabar prie pylo. Greičiausiai rinksime su gintaru, kuri yra. Tai bus ferulas, spiruvinė ir gintaras. Pipetė atskirai. Ir pakuotėse būna pipetė atskirai, aš ją ploviau, bet šiek tiek kažkiek čia yra. Tai buteliuke galima prisisukti ir palikti, bet būna tada toks užsideda sluoksnis. Šiaip pagal viską jie deda atskirai. Taip. Norint būtų galima padaryti ir abrazyvinį pylingą arba aparatinę. Aš prie daugelio procedūrų jungdavau deimantinę, jeigu tokio jau reikia pavalymo. Kažko man taip dar gal norėtųsi lengvai, bet nebūtinai, aišku, čia. Dabar maloniausia jam dalis. Čia pripylas. Taip. Intensyvokas. Mes padarom fotko do ir prieš, kad matyti ispaniškas. Norit patekti į ekraną? Aš negaliu su savo fotografuoti, nes... Tai va, pylingų įdėti yra 2 variantai. Arba tiesiai su pipete ant odos, ką aš labiau mėgstu. Galima ir šepetėlių, tada į lėkštutę. Bet čia pylingas toks... Sluoksniuojam, ar kiek sluoksnių galima daryti? Žiūrėkit, pagal situaciją, aš esu savo pasluoksniavusi, priklauso nuo odos, bet aš manau, kad su mikroadatinė užtektų 1 sluoksnio, nes procedūroje vis tiek įsijungia 2. Jeigu būtų tik rūgštinė procedūra, gali sluoksniuoti, bet kaip mikroadatiniai gaunasi 2 etapai pažeidžiantys odos struktūrą, ir pylingas, ir mikroadatinė. Jūs kad dar šitą mikroadatinę stipresnė? Taip. Galima pylingą švelnesnį rinktis, norint. Pylingai bazė jų yra su alkoholiu. Tai gali būti jums jausmo daugiau, lyg perštėjimo, deginimo. Ką jūs jaučiat? Kvapas stiprų. Ir viskas. Dar truputį uždėsiu, nes turėtų vis tiek tas 2, 3, kiek čia 4 minutės laikymas, irgi žiūrėt pagal situaciją. Bet jeigu per 2-3 minutės susigeria, tai geriau ko gero pakartotinį dėti, kad nebūtų sausas paviršius. Štai jums atsakymas, privalumas apie naujos kartos pylingus, kurie yra be alkoholio. Kad nedūsta klientas, nereaguojat į tai, kad diskomfortas ar tai apgaulingai degina odą.
bet kai reikia stipriau ir didesni būna procentai, nežinau, čia gal ne kiek procentuose pati gamybos ta tokia, gal nesugalvojo, kaip gudriau padaryti, kaip mūsų protingas gamintojas iš Exception. Pats jis yra biochemikas Rafaelis, Rafa vadinu, ir ieškojo būdo. Exception pradžioje pusė pylingų buvo alkoholiniai. Ir ferulikas, ir piūras, ir white-upas. 17 metais, kai atsirado, pusė buvo alkoholinių. Tai prieš kokius gal 3 metus, kiek jau, gal ir daugiau, atsirado DMKS, pasikeitė, kai jie perėjo iš stiklinių buteliukų jau į šituos rudus, kitus. Čia sugeria, tai aš daugiau dedu. Pažiūrėsim, kaip nuplausim, kaip jūs sakėte. Visa gal paslaptis nuplovimo, sakau, gali turėti įtakos neutralizavimas vienas dalykas. Aš pakartoju biškį, nes nenoriu, kad sausai būtų tas kelias minutės. Čia, sakykime, jau užskaitom, kad 2 minutės buvo. Tai va, tai visada, kai pylingas yra su alkoholiu, tai gali truputėlį gąsdinti klientą. Specialistas gal ramus, bet irgi gali sukelti paraudimo dirbtinai. Nu va, jis yra lipnus, čia daug neprimasažuosi. Nieko. Kvapas stiprus. Kvapas stiprus. Stipriai veikia. Ai, tai čia ant dėžutės, čia nieko čia nedvokia, čia poveikis labai geras. Viskas, kas gerai veikia. Turi turėti. Nu viską, Белоснежка уже. Белоснежка. Ne, į Белоснежką. Pradžioj kvepėjo, dabar etapas toks, kad negali kvepėti. Taip, tai tada bus neutralizavimas. Šitoj vietoje galiu pasiruošti, pakeisiu pirštines, nes limpa. Jo. Ferulo biškį, alkoholį aš gal biškį, kad sakyčiau. Pirmoji vietoje alkoholis, žinoma, tai sakau, nu alkoholiniai yra ir turi tą. Gerai, tada reikia pasiruošti. Aš kurį pradariau ir prie jūsų pradariau, tai buvo retinolis vitaminai, naudosim kartu su egzosomom. Tai retinolis kartu su rūgštim gerai. Gali būti. Taip, todėl, kad tai yra kokteilis. Ir tai yra retinolis, kaip kalbėjau, jo forma, neagresyvi, tai yra vedinys, palmitatas, jis tiesiog neturės viršutinio ir momentinio aktyvumo, jis atsiliks nuo to, kad mes įvedėm, ne čia ir dabar konvertuosis į retinoidinę rūgštį, nes odoje retinolis ar palmitatas ar retinolis, tos formos keičiasi į aktyvesnę retinoidinę rūgštį, kuri po to kontaktuoja jau su ląstele ir turi poveikį, ką duoda retinoliai. Tai aktyvi forma yra vienintelė retinolio, kuri duoda poveikį signalus ląstelėm, yra retinoidinė rūgštis. Bet iki jos dar turi įvykti pokytis, bet jis įvyks viduje. Kada mes dedam ant odos retinoidinę rūgštį, tai jau ir yra labai aktyvu ir gali labai dirginti odą, mes tokio asmeniškai savo sortimente produkto neturim. Antras levelis po retinoidinės rūgšties yra silpniau tiesiog retinolis. Tai čia pylingas retinolio Exception, namų serumai, tai Exception Fusion ampulėse jau bus kaip ir čia palmitatas jau vedinys, nes ampulėse įvedimui, kada mikronydlingų, praeina epidermio barjerą, jau turi būti dar švelnesnė forma, tai jau bus ne retinolis, o bus vedinys. Tai šiuo atveju iš vis dėl rūgšties ir mikroadatinės čia labiau klausimas, bet aš tada ir sakiau, kad reikia užbaigti rūgšties etapą neutralizuojant. Labiau mums yra tai problema ir vat apie egzosomas, čia aš jau galvočiau, kaip nepasižeistų ir nesureaguotų pačios medžiagos, kad štai vat yra rūgštis. Kaip minimum nuplauti, bet neutralizavimas
irgi. Kada plauti, jeigu daugiau pasluoksniuota, galima pradžioj nuplauti, jeigu klientui negraužia. Tai pradžioj be neutralizavimo plauti. Bet tik tai tiek, kad klientui gali būti, taip ir yra dažniausiai, jeigu ant rūgšties vanduo suintensyvėja graužimas. Tai jeigu neparaudo iš pačios rūgšties, tai tik tai tada yra galimybė pirmą plauti, po to neutralizuoti. Nes kaip dabar aš pasluoksniavau, gavosi ne visai, tų ekspozicijų tarpų nebuvo, bet aš kiekį rūgšties uždėjau didesnį, tai lipnumo yra daugiau. Tai aš galiu šitoj vietoje pasirinkti pirmą nuplauti, po to lengvai praeiti neutralizatorium, kad jis būtent patektų į giliau. Greičiausiai taip ir darysim, nes man dabar valyti daug kartų neutralizatorium. Nežinau, ar pasikeitė kažkas jums? Ne. Tai kadangi paraudimo aš čia nematau, gal švelniai paraudo, tai pirmą galėsim nuplauti, tada neutralizuoti. Ir kai jau ir dar kartą reiks nuplauti. Čia gaunasi toks užbaigimas rūgščių. Ir kaip ir pH jau odos tikėtina, bent jau išoriškai ir kiek mums ten įvedimui, tai nekonfliktuos, kad kokteiliai jau yra kito pH, 7, 7,5, rūgštys 3 kiek. Tai yra du skirtingi procedūroje naudojami produktai pagal savo chemiją. Tai čia svarbu yra prieš mikrodatinę, koks be būtų ne apie retinolį kalbant, svarbu yra pašalinti rūgštį. Ir ją neutralizuoti nuo kiek ir gilesniam sluoksnėje, kiek leidžia. Taip, kiek jūs čia laiko, tai aš tą išpilsiu ir tuo ir neutralizuosim. Ai, dar aš neprisitraukiau kokteilio, bet tuoj. Čia, jeigu reiks, arba tą išmetu. Taip. Retinolį aš šitą ampulę savo irgi bandžiau ir su jautria oda viską, tai kaip ir viskas gerai ir tikrai tokio, žodžiu, tai nėra retinolinis pylingas ir retinoliai būna, kad jie ir didesnių procentų įvairių produktų yra. Retinoliai, sakau, netgi į nosį yra po operacijos, kada yra žaizdos, yra retinolinis toks aliejus gijimui. Tai labai reikia žiūrėti, kokia bazė, kokia paskirtis produkto, kokios savybės ir panašiai, kaip pats ingredientas, tai nebūtinai jisai yra didina jautrumą ir tai turėtų kažkokį tai poveikį. Kaip seminare galėčiau viską supilti ir suvesti, nes neturėsiu kur išdėti to kokteilio, tai galiu suvesti 1 ml egzosomų į šitą, kadangi turim ir dekolte ir pasistengti viską ir išnaudoti. Jeigu kabinete darant, kaip ir pagal gamintoją, užtektų 2,5, bet reiktų švirkščio tada galbūt didesnio pasiimti. Tai čia 3 telpa. Jeigu egzosomos bus 1, tai iki pilno gausis 1,5. 2. Turbūt išsimaišytų geriau. Nelabai gal vietos iš tam išmaišymų. Pilno negali pritraukti. Taip, tai pradžioj aš, tarkim, gerai, aš po to išpilstysiu vis tiek, aš parodysiu, kaip tai daryti, gal ir čia. Tai va, egzosomų ampulė yra 1 ml. Naudojam specialų nulaužimui, ne ant žmogaus. Bet vis tiek, suspa. Ne, būna dėžutėse. Taip, išsitraukiam, žinau, aš nemoku per telefoną. Tarkim, išsitraukiam. Kiekvienoj dėžutėj prie koncentratų, tiek naminių, tiek profesionalių, prie didžiųjų ampulių irgi yra šitie nulaužimai. Bet kas iš to? Aš va taip suspaudžiau, bespausdama. Nes šiaip tai visos gerai labai atsidaro. Tai pro kitur žiūri ir apie... Taip, ir turiu aš 1 ml. Ir tada prisitraukiam iki
Nu va, 2,5, truputį, kad vietos liktų išsimaišymui. Tai atitraukiu, va, pasidarė truputėlis vietos. Ir dabar galiu užkimšusi. Skystos 2 medžiagos. Tai pavartom, viskas gerai. Tirštų čia tokių nėra, klampumo šiek tiek turi, bet nedaug. O, ir viskas, ir paruošę esam. Taip. Dėl viso pikto nežinau, ar čia nenukrito ant jūsų nieko, ne? Taip, tada nusiplaunu rūgštį, kaip sakiau, kodėl aš pirmą plaunu, dėl to, kad bus lengviau su neutralizatorium praeiti greičiau, jis tiesiog tikslingai bus iš karto ne paviršiumi, o giliau. Jeigu tai būtų tik rūgštinė procedūra, būtų galima tik nuplauti ir neneutralizuoti, aš manau, pagal jų cheminės savybės pH 3% nėra kosminiai, juolab tai yra tokios dalis terapinių rūgščių, naudingų odai. Tai bet dabar, pavyzdžiui, jeigu dėtume sraigių procedūrą, tai galima ir neutralizavimo ir nedaryti. Visi tik tai regeneraciniai produktai ant viršaus, labai priklauso, kokią jūs šią procedūrą sugalvosit prijungti prie rūgščių. Jeigu mikrodatinė, tai visada neutralizavimas. Nu, man plaunasi gerai. Manau, kad galbūt su slidžiom medžiagytėm plaunat, vienas dalykas, tai jos apskritai nieko neplauna. Nuo audinio priklauso, nes jeigu būtų toks audinys, kuris ir tamposi truputį taip, tai su jais nelabai įmanoma ir gelius nuplauti, netgi tokius kreminius sudėtingiau. Manau, kad čia tas yra daugiau pati medžiaga su kuo. Su vatos diskeliais gali būti, arba tada jau reikia daugiau šlapiau plauti. O šiaip dėl ko aš darbui va tokias medžiagėlės, jų nežinau, panašių pirkti. Čia yra iš, anksčiau esam gavę tokiem dėdavosi termokaukės ant šitų. Iš M120 turėjom tokio gamintojo, tai procedūrom viską pasilikusi, nes labai lengvai vienu judesiu viską nurenka. Gera su jom dirbti, nes vatos diskeliais, kai žinau, kai kas dirba, tai aš iš vis nieko nenuplaučiau. Nesugebėčiau. Taip, mes nuplovėm, tada neutralizatorius. Taip, čia, jeigu parodyt. Daug ir nereikės neutralizatoriaus, jeigu va taip po nuplovimo pervalyt, neskubant, kad įsigertų. Tada antiseptinė priemonė bus, vėl nemaloni procedūros dalis. Tai reiškia bus spirito. Su kutaseptu, oktaniseptu, jeigu galit, chlorheksidinu, jeigu gausit. Nu va. Neutralizatorių nenuplauna. Plausim. Aš dėl to atsinešiau dar vandenuko. Neutralizatorium praeinant, dar kažkur gal prie ausų praėjau, bet to neutralizatorius yra nereikalingos tos medžiagos. Likučiai vis tiek šarminės, tai ką turės sodos. Liko kamštukas, nesuprantu nuo ko, buteliukas kažkur tikriausiai. Ai, su pipetė, okei. Svarbu, atviras nestovėtų. Aš tik tai jau peršlustau, mažiau
trintą odą. Tada. O, ir aparatas ten gali, ir reikėtų gal kas nors pavalytumėt, aš padėjusi ten buvau. Nu, arba aš pati pavalysiu, gerai jau, pakeisiu pirštinės. Nes nebuvau užtikrinta, kokios jisai baterijos ar pakrautas, tai. Čia gerai, ne? Ką jauti? Tylėjo. Taip. Nu, aš tai visada tą knopkę įjungiu. Galėtų būti paspaudimas, neprilietimas. Čia oro pagavo, rankoje laikiau. Ką duok. Tuoj atsidarysiu ir kai iš butelio, va ten yra litras. Čia daug nereikia, bet kadangi... Bet čia klientų reikia spėti, neutralizatorius tikrai labai. Nepatiko? Nu, kvėpuoti su. Ar neutralizatorius, ar kutasetas čia dabar... Viskas, ne. Kuris, ne neutralizatorius, o tas. Parašamas. Ai, prieš? Va dabar, ką tik. Ką tik tai buvo kutaseptas. Čia šitas dvokia. Neutralizatorius negali. Ne, va šitas. Čia įstatant reikia pataikyti irgi kartridžą, 2 kojytės ir užsukimas, bet tai dabar tu pataikyk. Ai, va, taip. Gerai. Taip. Gerai, taip. Dar dėl viso pikto. Tai aišku, dirbant stengiamės neliest odos, bet jeigu turėsit ir kažkokį užvilkimus, kaip Fusionas, ten mačiau, jie daro plastikinį tokį užmovimą vienkartinius ar dar kaip, arba patį aparatą. Bet procedūrose, kai mes per vienus mokymus buvom irgi pas ispanus, iš kokios šalies ten dirba aparatų, ranką braukia, ranką per veidą. Visada dėl to ir... Stengiamės tai pradėti, kad nelipti ant tų zonų, kur jau padarysim, palaikyti tik tai, kiek reikia patempti, kad jeigu nesistumdytų oda. Kitas dalykas, kokteilio irgi tiesiai iš virkšto, ne šepetėliais, nes išlaikom procedūroje sterilumą. Kad ne kažkokiose lėkštutėse, netepliuojant, ne rankom braukant. Vis dėlto tai pažeidžiamos odos barjeras ir pakankamai giliai. Va, tai dabar... Parametrus kokius parinkinėti, tai bus greitis, 1, 2, 3, 4, 5 yra lygmenys, tai aišku darysim ir ant greičiausio. LEDas raudonas ir gali būti aišku mėlynas, bet čia raudona dėl regeneracijos ir elektroporacija. MS funkcija 1, 2, 3, aš darau, kaip sakiau, ant antro, pradėsim nuo kaklo dekolte. Nepradedu dabar jau išsiplės, kodėl nuo dekolte, aš kitam seminarė aiškinau klinikiero praeitam. Jeigu jums patinka nuo kaktos pradėti dirbti, tebūnie. Mano metodai labiau patirtis nuo iš praktikos, nes būna, kad labai jautriai reaguoja, jeigu ten patinimo būtų vienetiniai atvejai, bet aš labiau ir neišgąsdint kliento, linkusi nuo dekolte, kyli į viršų, reguliuoja į gylį. Kokį gylį pasirinkti, jeigu čia galima pasirinkti iki 1,5 ir net ir daugiau, adatėlės tikrai matosi išlenda nemažai, tai čia buvau virš 1,5 išsukus. Tai kaklui dekolte iki vienetuko, tai kažkas čia, čia bus, tarkim, 0,8, daug maž greitis 5, antras lygis elektroporacijai į raudoną. Švirkštas be adatos, jeigu reiks kokteilio daugiau, galėsiu dar ištraukti, bet turėtų užtekti, čia yra 2,5. Taip, gylį parinkau, okay. Kol sausa zona, aš linkusi daryti sukamuosius judesius, galit pasukti kaklą, gal šiek tiek bus, jo, čia net tiek
ką jaučiat? Ar komfortiškai? Nesupranta. Kas dar vyksta? Rausta tai iš karto, aišku. Nežinau, neturiu kaip palyginti, ar taip jums ir būna. Kur kaulų stipriau jaučiasi, kur... Va. Kai jau yra zona visa šlapia, galim vaikščioti įvairiom kryptim ir man patinka vat, būtent grįžti tokiom aštuoniukėm, kad nenusibrauktų medžiaga, nes kai kurie nepataiko, ne? Tai tada būna va taip, kai kas dirba, bet tada truputį va produktas nusineša į šoną. Judesys įvairiom kryptim ir va taip grįžtančiom aštuoniukėm. Bet jaučiasi gana stipriai. Tai. Sakau, kad čia ne žaislinis jau. Aš irgi, kai galiu palyginti su skirtingais aparatais, jis šiaip labai fainai, stabiliai. Čia ne iš grubumo jaučiasi, nes, tarkim, Fusiono vienas buvo platinumo aparatas ir zvimbė ir galingas tikrai, tai ten gal labai tas jautėsi nuo galingumo, nuo paties to tokio darbo intensyvaus. Šiaip gražiai paraudo ir daugiau ne, ir manau intensyvės paraudimas. Daugiau turiu minti judesių nekartoju, nes į vieną kryptį į kitą, aš kiek čia po 2 kartus 3 pakartojau. Tai čia jau gavo judesių vienoje zonoje nemažai. Tai aš tada į kitą pusę. Nemaloniai? Nu, nemaloniai. O dabar jeigu aš lygį elektroporacijos pakeisiu į vienetuką, pasakysit kaip. Irgi pasukit trupučiuką. Ar švelniau kiek? Truputį. Nu, nežymiai. Aš irgi galvoju, jeigu išjungsiu. Čia dabar be elektroporacijos vis tiek turėtų jaustis, nes tai yra dūriai. Dar įtempkim kaklą. Kaip? Mažiau vis dabar jaučiu. Nu, Kaip? Per telefoną labai gerai raudonumas matosi, kai filmuojama. Oi, taip, matau ir aš, kad paraudo. Aš sakau, man toks jausmas po procedūros lyg būtų po kokių spikulių. Čia dar noriu. Kai lieti, bet tik tą dieną, sekančią paraudimo yra. Tai mes vis tiek įjungsim šitą elektroporaciją. Ne, čia raudona, atsiprašau, netestuo. 2. A, tai ką mažint gylį? O dabar aš elektroporaciją įjungiau. Dabar iškart jaučiasi. Na gerai, gerai, ant vieno paliksiu. Oi, vėl aš ant to, atsiprašau. Taip, čia vidurinė knopkė. Ant vieno. Čia ir, ir kraujuko pasirodė, arčiau kaulas, gylio nedidinau, bet kraujo tokių žymių yra, tai dermos sluoksnį pasiekėm. Čia irgi kai kur trupučiuką yra kraujo. Tai viskas gerai. Gylio mažinsim ant kaulo trupučiuką. Jeigu dabar yra 0,75, čia vienas, nu tai kažkas 0,8, 0,9. Tai kaklui dekolte gerai, nes tai yra minkšti audiniai ir gylio kodėl mums reikia. Aš jau nesustojau apie mikrodatinę, irgi ne vienam seminarė šnekėta apie gylius, kad visom iš principo indikacijom, ypač anti-age'ui ir randam reikia gylio ir mūsų tas paviršinis poveikis nekurs kolageno. Tai bus tik tai nebent barjerui pažeisti dėl kokteilio įvedimo. Tai tai kam mums naudoti ir tą kartridžą ir gylis jis reikalingas pasiekti viršutinį bent jau dermos sluoksnį arba net ir iki vidurinio, nes gilesnis pažeidimas didesniai apimti kolageno gamyba vyksta. Dabar jau gerai, tai pasukit žanduką, jo, taip skruostą. Tai čia mažinuosi ant kokio 0,6. Elektroporaciją paliekam ant vieno. Tai kol sausa zona, tai toksai gal chaotiški atrodo judesiai, bet kad surinkti tuos lašiukus ir juos paskirstyti. O paskui
jau kaip ir net kokteilio labai nereikia. Galim dirbti. Šiaip lyginant su kitu aparatu, va tos kur mėlynos kasetės prie klinikiero, čia smagiau, kad trumpas aparato tas kartridžas, kasetė stabilesnė, nėra tokio laisvumo, bet ir intensyvesnis poveikis. Taip, dar kokteilio. Silverto kokteilių savikainos, jūs žiūrėjot kainas, ko gero, yra tikrai geros, galima ir negailėt kokteilio. Tai po visų šitų dūrių, kai aš sunaudosiu su egzosomo mišinį, galima supilti tas, kas liko ten 2 ml ant odos, dar paskirstyti, jeigu turite elektroporacijos aparatą, kažkokį dar pajungti, suvedimus pratesti ir suvesti. Kuo daugiau medžiagų, tuo daugiau tikrai ir poveikio, nes ar tam kiek išskirstys ant viso ploto, ten mililitrą, ar tame plot, kažkokioj zonoje gaus mililitrą, vis tiek, kaip ir skaičiavom egzosomas mililitre, tai ar bus 5 mililitrai egzosomų sudėta į odą, ar 1 mililitras. Tai vienetais bus daugiau, tai visada procentaliai medžiagų oda intensyvesnė bus procedūra, kiek jūs produktą sunaudosit. Dabar aš noriu padaryti gylio daugiau, 1,25. Čia ir taip, žiūrėkit, kraujuko buvo ant 0,6 jo, ant kaulo, kur dėl to aš ir visada linkusi mažinti ir kitais aparatais ant žandikaulio, nes kiečiau atsimuša ir kaip ir čia krūtiniai turi pagrindą kietą kaulą ir jo aštriau adatos dirba. Dabar aš su 1,25 noriu nazolabialinę, va šitą duobutę, ir kad atsimintų po procedūros ilgiau. Ne dieną, o kelias būtų paraudę. Nes jeigu tai pastimuliuosit, kai jau virš 1 milimetro gylio, taip judesiai pridedami. Nebebraukiu, kad nekabintų odos, neįbrėžtume. Viso veido tokiais judesiais nedirbam, tik tai daugiau gal nereikia, galim pabandyti. Ką pasakysit? Taip, prie ausų irgi galima. Su mikroadatinė nereikia gailėti gylio. Galima, jeigu jautri oda, pažeistas, nebūtinai pažeistas, plonesnė oda, kur įtariam, kad bus po procedūros gali ir dehidratuoti, šerpetoti, tai geriau mažiau judesių, bet gylį tai gera, kokio reikia. Nes jeigu mes parinksim per mažą gylį ir ilgai dirbsim, mums vis tiek ardys epidermio struktūrą. O į dermą gylio nepasieksim. Tai kokia nauda iš procedūros? Mums reikia gylio tam, kad daryti gilesnį pažeidimą ir užvesti kolageno gamybą, o ne dermabrazijos efekto. Tai aš padariau gilesnį, kažkiek praeinu, jei jautrokai, bet čia tose dar probleminėse zonose ir norėjau pakartot, aš tada iš karto paakius padarau, kokie 0,25, 0,3. Bet tapšnojimas, ar ne? Pakiai irgi jo tokiu pridėjimu, nors ir gylio nedaug. Eina, kad galima su šita galvutė, jinai tikrai, sakau, ir prieiti taip arti. Viršutiniam voke ant kaulo aš visada darau. Pati turiu čia raukšlės formuojasi, ypač kai saulė plieskia. Tai va šitos tokios. Ačiū. Ne, šiaip sakau, būna pasisas tos tokios. Užkirtimas. Dabar į kitą pusę. Aha, dabar tą išskruosną. Jo, 0,6 buvo. Pats įvedimas trunka, aš čia daugiau sustoju, aiškinu, išsižiojus šiek šneku. Šiaip kokių 10 minučių tikrai ilgai netrunka. Anestetiko tikrai nereikia.
nors ir jautru, greitai pabėgam iš tos zonos, su randais dirbant, aišku, daugiau kentėti reikia ir pats judesys pridėjimo netoks malonus. Jeigu vyresnėm klientėm būtų nefaina dirbti, va kaip aš darau tokias vat ilgas, arba ir šiaip pagal veido struktūrą, galima padalinti dalimis, kad 8 pavyktų jom komfortiškai. Viso gero. Tai va taip va galima. Nebūtinai per visą aukštį ir plotį daryti. Galima paskirstyti zonom. Gražiai iš čia taip dirba. Pojūtis klientė labai A вот dabar net nemalonu. Viskas veikia. Nieko net jungiau. 1, 2, 5 ant raukšlyčių. Ui, atsiprašau. Kai į pabaigą reikia nepamiršti atitraukti ir atgal. Nenubėgau. Čia. Tai skystesnis kokteilis, kai jis be hialurono, gali va taip iš virkšto ir išlašėti. O dabar stipriau. Taip, nes gylio aš 1, 2, 5 padariau. Šitoj pusėj, na. Bet šiaip gerai už visai tą procedūrą. Toleruojat, būna, kad daugiau rausta. Viso gero. Taip, ir pakei. 0, 2, 5, 0, 3. Nenoriu išpilt. Kad gerai judėtų kokteilis iš virkštuko, reikia ir švirkšto gero. Šiuo atveju geras pas mane. Jo, ir sunkiau eina, buksuos. Turi būti šita ant stumoklio gumytė, kad minkštai eitų. Galima galbūt su adata, kiti palenkę adatėlę daro. Nu, kad neįdurtum, tai adatos linksa. Tai gal kaniulę turit mintį kokią? Ne? Varvinimai. Taip, ir kaktai koks 0,5. Ai, dar galėjau nosį tuo pačiu 0,25, 0,3, tai ir nosytę užbaigiam viską. Ir tada jau bus 0,5 nosiai. Kaip sakot? Aš sakiau, gal ant kaktos mažiau. Ne, neturėtų galbūt labai jautriai. A gal man storą odą? 0,5. Kaktai standartas yra 0,5. Priklauso, aišku, nuo aparato. Bet aš manau, stiprokai? Ne. Aš galvoju, kad bus stipriau. Ne, gal. Aš tos krūtinės buvo, atrodo, skauda, dabar... Gylio ten daugiau, kakta 0,5. Pažiūrėsim, ar čia bus ir kraujo kažkiek žymiau. Tai irgi viena kryptim. Taip, ant vieno. Galiu 2 padaryti. Jaučiasi biški stipriau, bet ne žymiai. O dabar? Stipriau. Dabar 3. Tai vat elektroporacijai tikrai reguliavimas, aš atsiprašau, kaip? Ai, nu va, tokiais. Trumpas, lenktas ir buko. Ką? Jeigu aš prasomas salve. Čia vaistinė, Yra daug žinokų. Vitaminus pavyzdžiui. Tai galit praturtinti, dėti, jos irgi yra sterilios, tik tai ne į vieną produktą, susluoksniuokit. Nu, turiu mintį ne iš virkštą, o tą 1 mililitrą atskirai. Ai, turėtų namį vienas. Taip, geriau ne švirkštę sumaišyti, bet jeigu specifiškai norint kažkokio kokteilio, ten nežinau, kuperikso ar ten ką. Jeigu norit patogiau pasiruošti švirkšte,
Tai geriau gal jo, bet man tai atrodo visai ne problema egzosomų tą ampulę palikti arba įsimasažuoti, arba jau dirbai su mezopenu, ten kiek reikėjo 2 ml kažkokio kokteilio, egzosomas, tada jau susitrauki, į tą patį švirkštą netgi, nes jūs viską sunaudosit ir tada lengvai dar praeini. Arba tik išpilstyti. Aš atskirai išskirstyčiau. Skirtingų gamintojų vienas dalykas, aišku, pH atitinka abu sterilus, Fusion ampulės visos irgi yra 7 pH, invaziniai produktai, infuziniai. Viskas, kremas. Kremą galima kaip kaukę ir tepti. Kurgi tas kutasetas čia buvo? Kutasetą reikia gerai išvalyti. Aš vieną kartą drėgnai ir su spiritu užtepiau. Sakė, ai kaip graužia. Sakau, jums neturėtų čia nieks graužti. Tai jeigu ką, kai dezinfekuojat, atkreipkite dėmesį indelius procedūroje, kad nepatektų ir tos dezinfekcinės medžiagos. Tai kad nebūtų sudirgimo, daug nereikės. Atepti rankom. Ai, atsiprašau, išmečiau ir švirkštą, aš žadėjau viską išpilstyti. Labai atsiprašau. Norėjau nusukti truputį produkto. Tas, kas liko... Tai va, čia būtų galima gal su elektroporacija suvedinėti. O dabar mes viską čia greitai susigers ir čia nėra hialuronas, kuris apveltų odą, būtų per daug. Tikrai leisti susiabsorbuoti galima. Tik šitoj vietoje, jeigu taip jau kabinete dirbant, tai, sakau, jeigu turint galima dar įvedimus padaryti 5 minutės ten su lygiu kokiu angaliu iš tokių funkcijų. Tai elektroporacija, jonoforezė. Tinka, nes ir šitie, ir ultragarsas. Tai va. Arba... jeigu jūs pakelsit, aš prisijungsiu. Bet visai. Jo, ai, nebe. Ar 0,5 buvo. Tiek žiūrovų, tai čia, žinai. Ne dėl to matyti. Šiaip jau. Ir va, ir tokie matosi, kad oda sureagavo. Ant kaklo dekolte net nebejoju, kad bus daugiau. Čia intensyviau pabuvau, tai žiūrėkit, iš viso tai pakankamai gerai. Dabar šyla taip. O dabar kremą. Tas sos, ar ne? Čia sos, taip. Jeigu norint sukurti kokį efektą, tokį labiau atvėsinimo, šaldymo, mažų variantas ir uždėti tabletinę, bet čia jau iš Fusiono protokolų. Gal šiandien taikysit? Taip, mes seminaro dalyviams Elverta su tos temos produktais, tai jo, čia šiandien ir juolab, kas čia trečiadienis, ne? Tai dar ir kitą savaitę. Aparatų irgi, jo, jeigu reiks. 20. Tai dar kitą savaitę galit, kad ramiai per savaitgalį, jeigu susižiūrėt protokolus, ko reikia. Mano gimtadienis artėja. Fainas. Šiaip, jo, kiek kažkas klausė dėl aparatų ir visko, aš tikrai labai nuoširdžiai sakau. Mano šiandienai pasirinkimas būtų, nors ir kartridžai biški brangesni, bet tikrai ne po 14 eurų. Kiek jie čia gaunasi, be nuolaidos apie 10, su nuolaida bus ten 8 ir kiek, jo. Nuolaidą visada galite ir be seminarų 15% turėti. Tai va, tai aš šitoj vietoje matau, kad, nes čia daro jau ir elektroporacija, tai nėra paprastas kartridžas, jisai turi metalinę plokštelę, tai natūralu, kad brangesnės negu čia su tuo
Nu va, kiek susigers, kas nesusigers, nusausinsim ir galima tai palikti. Arba dar užtepti su SPF-u. Taip, arba riebesnį, jeigu norėsit žiemos laikotarpio, šitas pakankamai lengvas, yra regeneracinis sunkesnis. Šitas, kuris yra bokse, nėra labai riebus, aš beje juo galiu ir užbaigti. Čia išlupsiu, vis tiek mes visus žingsnius sugadinom, bet šiaip profinė talpa yra va tokio va kremo regeneruojančio ir jis tikrai skiriasi nuo recovery šitos sos. Tas lengvesnis, o čia ir jis turi SPF 25 riebesnis. Jau iš Silverto visų jis ir klientinis yra riebiausias, šiaip labai fainas. Tai procedūrom užbaigti galima turėti ir nesosą, o tą, bet jis jau kaip kaukė, gal daug užtepsit ar nesusivels klausimas. Sosas tinka kaip kaukė, 25. Čia intensyvesnis jų kremas, šituo sakau, aš užbaigsiu procedūrą. Turės ir SPF ir bus riebesnis, nes gali galbūt prie minuso tokio gal sosas ir lengvokas. O sakau, toksai jis yra irgi kaip sosas 200 ml ir jis yra toks riebesnis, intensyvesnis, regeneruojantis. Ne, čia profinis, jis yra ir klientinis, yra regeneruojantis su SPF 25. Turi ir SPF, jis irgi prie sraigių linijos. Jo, bet dėžėjai prie sraigių procedūros jis yra nesosas dėtas šitas. Jis brangesnis yra. Brangesnis, nes matyt gudresnis negu sosas. Negaliu pasakyti, žinokit, kainoraštyje turėtų būti. Čia dažnai. 5. Nėra kažkokių tai jau ten bordiniai, ne. Įdomu, kraujukų buvo, ne? Visi ant dekoltė. Trupučiuką. Dekoltė ant veido, ne? Pat gilį gal, galima buvo gal didesnį gilį ant veido, ne? Nu, neblogai, aš jom ir taip dariau. Nepagilėjai. Ne, 0,6, nėra stora oda, nu, ta prasme, jo, kur lokaliai, kur reikėjo, tai mes 1,25 padarėm. Čia vat visa ta žemutinė, vat prie ausų, ten kaktoj, tai užkaito. Aha, aš jo ir aš tepsiu jį. Nu va, tai tiek. Dabar galim sudainuoti dainelę. Čia kai buvo vienas seminaras dar rudenį, gal jūsų nebuvo, tokios bajeristės iš Druskininkų. Senos jau mano pažįstamos kosmetologijoje seniai ir važiuota ir į kelionę savo laiko. Nu, tokios, nu, bet jo, kažkaip atvažiavo visa kompanija 3 jos ir po to anksčiau turėjo išvažiuoti, o aš čia dar pasakoju apie kokteilius, o jie kaip nesibaigia ir ten Karina sako, viso gero, Lingutė. Sakau, kaip per laidotuvę, žinai, kai taip užuojauta jau. Išeinant, viso gero dėjo juokti. Ir sako, viso gero. Tai dabar mes gale lovos irgi apstoję. Nu jo. Šiaip tai nebūtina gulėti, aš kitą užtepsiu, viskas gan čia žiūrėti, puikiai gavosi. Tai va, šiaip ilgiau laikant, aišku, susigertų daugiau. Galima, aš manau, tik kremo nepadauginus arba net kremo netepus ir alginatą, bet sakiau švarų. Pagal Silverto protokolą yra alginatas, bet aš jau nedrįsčiau naudoti, nenoriu, viskas ten matyti gerai, bet spalvoti produktai, aš nepripažįstu šitam steriliam protokole. Šitas va, puikiai ir dar truputį, šiaip nėra labai kūdas ir šitas kremas. Drąsos, kuris profesionalus. Aha, bet aš truputį gal riebesnis jisai nepaliks gal ir to lipnumo, pažiūrėsim, kas čia gausis, nereiks gal nuplauti. O dabar ką mes dedam? Regeneruojantį kremą, bet aš čia kadangi praėmėm iš dėžutę, aš čia dar jum atiduosiu, va galit
už kamštuką. Ai, yra Ir profesionalus. jis SPF turi. Ir yra jo profesionali pakuotė, aš nusprendžiau jo dar uždėti, kad užbaigime būtų riebiau, dabar kai toks ir minusas. Šiaip aišku, būtų galima užbaigti sosu ant jo SPF-ą, tai va čia gaunasi ir riebesnis, ir su SPF-u. O tas, kas liko, ten jum labai gerai bus. Šiandien nieko nedarykit, manau, jau čia kas 3 valanda. Visai nieko nedaryti. Nu, kaip jausitės, jeigu norėsis nusiplauti ir atnaujinti vakarinę priežiūrą ir kaip, bet šiaip būtų galima ir palikti, tam, kad viskas, kas susluoksniuota, pasiliktų per naktį. Rytoj įprasta praktiškai priežiūra, aišku, be retinolių, be kažkokių stipresnių rūgščių ir kažkokių specifinių produktų kaip pylingai ir tratata. O aš nenaudoju. Tai va, viskas. Čia gal dar susigers, jeigu ir daugiau. Tai aš gal taip nuimsiu. Ople. Ačiū jum. Ačiū.